Lietuvoje Sokolnikų parkų paviljonuose vyko tarptautinė ryšių technikos paroda. Joje savo produkciją eksponavo apie 600 firmų iš 23 pasaulio šalių. Didžiausia ekspozicija buvo Tarybų Sąjungos. Daugiau kaip 3000 eksponatų atspindėjo mūsų šalies pasiekimus, kuriant įvairiausias ryšių sistemas. Iš tų įmonių, kurios gamina televizijos įrengimus, daugiausia vietos buvo skirta Šiaulių Tarybų Lietuvos 40-mečių televizorių gamyklos aparatūrai. Gamykla parodoje demonstravo kilnojamąją televizijos stotį Magnolija 80, programinę aparatinę, įrengimo komplektą vadinamą Izmirenija ir keletą prietaisų. Kilnojamąjai stočiai netikėtai teko rodyti parodos atidarymą. Prie programinės aparatinės buvo įrengta maža parodomoji studija. Žiūrovai galėjo sužinoti, kaip ruošiamos televizinės laidos. Gerai įvertintas inžinierių, stendistų, Romo Linkaus, Petro Jonaičio, Rimo Norkaus ir kitų darbas. Už dalyvavimą parodoje gamykla apdovanota diplomu. Trečdalis konstravimo biuro žmonių 3 metus kūrė kilnojamąją televizijos stotį Magnolija 83. 1983 m. rugpjūčio mėnesį valstybinė įvairių žinybų komisija priėmimo akte įrašė, kad stoties projektavimas ir gamyba yra aukšto lygio. Stoties projektavimas, temos vyr konstruktorius Visvaldas Petraitis ir gamyba baigta pusmečio anksčiau negu planuota pradžioje. Paspartinti visus darbus vertė tai, jog dar projektavimo stadijoje buvo pripažinta, kad stotį buvo galima demonstruoti tarptautinėje parodoje Ženevoje. Pasaulinėje parodoje Telekom 83, Magnolija 83 dirbo virš savo galimybių. Aptarnavo 3 programas, kai pagal instrukciją priklauso tik viena, ir dar buvo demonstruojamas stoties galimybės, netrukdant programoms. Parodoje dirbo 3 mūsų gamyklos atstovai – Romas Linkus, Mečislovas Balčiūnas ir Albertas Bakštys. Gamyklos vyrų choras dainuoja jau 10 metų. Šiandien jubiliejinis koncertas.
Lietuvos profesinių sąjungų Respublikinės tarybos prezidiumas ir Tarybų Lietuvos kultūros ministerijos kolegija vyrų chorui suteikė liaudės choro Tauras vardą. Sveikinimai, rankų paspaudimai, bučiniai atiteko choro vadovui Romanui Andriuškevičiui, dirigentams Kornelijai Užemeckieniai, Vaclovui Kedžiui, choro seniūnui Jonui Žiurliui ir kai kuriems kitiems esantiems arčiau prie valdžios. Skirti jie visiems vyrams ir kartais su jais dainuojančiai solistei Birutei Rainieniai. Prasideda antrasis dešimtmetis.